Tai čia mes galime ir surizikuoti, nes kartais jis tikrai pasidalina arba pataria pirkti tą, ką ir pats perka. Praeitą savaitę mes kalbėjome apie jo raginimą pirkti Dell, na ir pasirodo, kad jis pats irgi investavo į šios kompanijos akcijas. Tas matyti po atskleistų pirkimo ataskaitų už pirmąjį ketvirtį. Per ketvirtį buvo atlikta daugiau nei 3600 sandorių, kurių vertė siekia iki $750 milijonų. Dokumentas su jo sandoriais jūs kaip tik matote ekrane. Apibendrinant jo pirkimus, galime suskirstyti į kelias kategorijas. Tai yra dirbtinis intelektas ir technologijos, o konkrečiai tai yra Nvidia, Apple, Oracle, Broadcom, Dell, Intel, AMD. Taip pat jisai pirko ir ServiceNow, Adobe, Workday akcijas. Iš kriptovaliutų jis rinkosi Coinbase, Strategy, Mara Holdings. Na ir pridėjo didelės investicijas į S&P 500 fondus. O pardavimai buvo daugiausia susiję su JAV vyriausybės ir įmonių obligacijomis. Taip pat buvo dideli pardavimai Microsoft ir Amazon. Matome taip pat, kad pardavė Meta akcijas, kas galbūt ir teisinga, nes realizavo pelną po stipraus kompanijos akcijų augimo. Ir buvo spekuliavimas su Netflix. 19 pirkimo ir pardavimo sandorių per ketvirtį.